Asociacija Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris vykdo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą, kuriuo plėtojamas Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimas su užsienio partneriais. Lietuvos mokslas ir verslas skatinamas įsitraukti į Europinio lygio programinės įrangos ir paslaugų plėtros tyrimo asociaciją NESI. Šitą organizaciją yra įkūrę, vieni iš kūrėjų yra tokios didžiulės kompanijos kaip IBM, SAP, Siemensas, France Telecom ir dar be jų dalyvauja ir daug labai Europos mokslinių institucijų ir smulkaus ir vidutinio verslo atstovų, viso apie 400 asociacijos tos narių ir tiesą sakant, mums galimybė įsitraukti, gavus paramą į šios organizacijos veiklą yra labai svarbi. NESI organizuoja specializuotus renginius, kuriuos ir pristato dabartinių tyrimų eigą, pristato rezultatus. Ir šituose renginiuose planuojame dalyvauti. Yra suplanuota išvykimai į šešis tokius renginius projekto eigoje. Ir šiuo metu mūsų kolega yra Gente, Belgijos mieste, kur vyksta konferencija. Mūsų tikslas yra sukaupti tokią kompetenciją, kuri leistų mums įsitraukti į tuos tyrimus ir tuo pačiu pagerinti mūsų pačių paslaugas ir pasiekti tokį lygį, kad galėtume savo paslaugas Lietuvos įmonės, Lietuvos mokslo institucijos galėtų savo tyrimus, savo galutinius produktus jau eksportuoti ir į europinės rinkas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skirto biudžeto asignavimą.